to gyvybingumo, kurie jie vieninteliai ir turi mūsų fakultete. Tai išskirtinė yra specialybė iš tikrųjų ir labai džiaugiuosi, kad jinai yra, nes duoda gyvasties visam fakultetui. Moteris tai yra grožis, moteris tai yra maistas, moteris tai yra šiluma. Nežinau, ar yra kas nors maloniau, kaip kalbėti savo kalbą su savo draugais, tėvais, vaikais, anūkais, mylimaisiais. Labas! Gegužės 7 dieną švenčiame ne tik tai žurnalistų profesinę dieną, tačiau ši diena yra labai svarbi ir mūsų gimtai šaliai. Todėl, kad šią dieną mes švenčiame spaudos, knygos ir kalbos atgavimą. Tau turbūt būtų įdomu sužinoti, kaip Klaipėdos universiteto žurnalistai pasiruošė šiai dienai. Kviečiu atšvęsti kartu su mumis. Sveiki! Studentų lango redakcija, neplaninis žinių patikrinimas. Ar galėtume sutrukdyti šiek tiek jūs? Na gerai, bandykim tada. Sakykite, dabar mumis domina, kiek knygų yra jūsų šitoje bibliotekoje? Virš 70 000. Taip. O sakykit, kaip jūs čia dabar suskaičiavot visas knygas? Mes vedam apskaitą, turim apskaitos knygą ir kiekvieną kartą gavę knygas, skaičiuojam pavadinimus ir vienetus. O dabar sakykit, archyvai yra matuojami kilometrais. Tai kiek kilometrų maždaug čia turite? Tiksliai negaliu pasakyti, bet tikrai matuojam. Mes vienetais metrais matuojam. Kiek metrų gal? Aš negaliu dabar atsakyti. Gerai, supratau. Ačiū Jums labai. Ačiū už interviu. Prašau. Labą dieną. Neplaninis žinių patikrinimas. Labą dieną. Ar galėčiau apklausti jūsų studentų? Prašom apklausti. Gerai. Kas yra reperšliušas? Kas toks? Reperšliušas. Neįsivaizduoju. Bandyk sakyti. Reperšliušas. Nežinau. O gal mokytoja pasakyti? Prašau. Užtrauktukas. Šaunuolė. Bravo. Gerai. Kaip pakeisti žodį bardačiokas? Daiktadėžė. Neteisingai dar kartą. Automobilio daiktadėžė. Neteisingai dar kartą. Neįsivaizduoju tada. Gerai. Kas yra purečkos? Kas? Purečkos. Purečkos. Galima draugo pagalba. Prašau. Dėstytojas. Kas yra purečkos? Aš draugė. Gerai. Kurečkos. Purečkos. 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 P. Valgomas dalykas. Vabzdžiai kokie nors. Raudonieji serbentai. Ai, purečkos raudoniai serbentai. Taip. Čia ne žemaičių. Ar žinot, kokia šiandiena yra diena? Šiandieną, gegužės 7. Bet šiandien yra labai ypatinga šventė. Kokia? Nežinau. Nu, pabandykite atspėti. Labai geras atsakymas, bet mes turim dar labai svarbią vieną šventę. Eurovizijos. Panašiai, bet ne. Mes šiandien švenčiame spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Tai merginos, damos, labai jūsų lauksim 11:30 antro aukšto foje atšvęsti šią šventę kartu su mumis. Sutarėm? Gerai, labai lauksim. Ačiū, iki. Ar žinot, kokią dieną šiandien švenčiame? Žurnalistų. Ir dar yra viena labai svarbi proga. Atgavimą. Kaip jūs, damos, viską žinote? Eime prie kitos mūsų žavios damos. Sakykite, ką galėtumėte palinkėti mūsų žiūrovam? Žiūrovam linkiu laisvo žodžio, nebijoti reikšti savo nuomonę ir tiesiog tiek tikriausiai. Labą dieną. Netikėtas patikrinimas. Prasideda. Galiu jūsų studentą apklausti. Prašom. Kaip pakeistum žodį bardačiokas? Pirštinė dėžė? Ne, dar kartą. Nežinau. Bandyk dar kartą sakyti. Ką žinote? Eime vėl pas dėstytoją. Gabrielė, prašau. Kas lietuviškai dėtuvė? Puiku. Gerai, gal tu pasakysi, kas reiškia žodis purečkos? Vištos? Ne. Salės pagalbos? Ką žinote? Dėstytojau, prašau nesisukti. Pasakyti, raudonieji serbentai.
Sveiki, neplaninį žinių patikrinimą studentų lango redakcija. Sakykit, ar žinot, kokia šiandien diena? Antradienis. Bet mes šiandien turim 2 nuostabias šventes, žinokit. Knygos, spaudos, žodžio. Taip, labai teisingai. Kas dar gimęs, gal kas nors yra, neatsimenu dabar šiuo metu. Ai, tiek to užteks. Sakykit, ką galėtumėt palinkėti mūsų Klaipėdos universiteto žurnalistams, studentams? To gyvybingumo, kurie jie vieninteliai ir turi mūsų fakultete. Tai išskirtinė yra specialybė iš tikrųjų ir labai džiaugiuosi, kad jinai yra, nes duoda gyvasties visam fakultetui. Turėtų visas lygiuotis fakultetas į jūs. Ačiū Jums labai, o mes Jūsų labai lauksime 11:30 2 aukšto foje atšvęsti šias šventes kartu su mumis. Neateisiu. Tai Juokauju. gerai, Jūs labai šmaikštus esat, labai sulauksime visą. Spauda laisva. 40 metų atgal Maskolių valdžia uždraudė mums spausdinti lietuviškasis knygas lotyniškomis literomis ir užsimanė brukte įbrukti maskoliškas. Lietuviai nepriėmė tų maskoliškųjų literų. Vieni nujautė, kiti aiškiai suprato, kame čia valdžios noras ir pradėjo savo knygas spausdinti laisvesniai Prūsų Lietuvoje. Ir vis dar labiau prieš valdžią ir visus dikaduonius, kurie minta iš kruvino vargdienių prakaito, kurie nesėja, neakėja. Kolegos mano dirba tikrai labai puikiai ir aš dabar labai prašysiu atsakyti jų klausimus. Taigi, sveiki visi, aš esu žurnalistė Ieva Nekytė ir atstovauju laikraštį Laisvoji mintis. Jo redaktorius Jonas Šliūpas skelbia griežtą kovą religijai. Mūsų laikraštis skelbia, kad religija yra įrankis liaudžiai valdyti ir gyvenimo pažangai stabdyti. Taigi, ar nepritartumėte mūsų idėjai skleisti ateizmą? Klausimas gerbiamam dekanui. Žymus mitologas Josephas Campbellas yra labai gražiai į vieną klausimą atsakęs, kas atsitiks su žmonija, jeigu jinai atsisakys ritualų, o tai vadinasi iš esmės atsisakys religijos. Tai jis labai šmaikščiai pasakė, paskaitykite šios dienos laikraščius ir sužinosite. Tai čia ir mano atsakymas iš tikrųjų. Neverta turbūt atsisakyti. Atstovauju laikraštį Tėvynės sargas ir mes matome dabar, kokia Sodoma ir Gomora vyksta, jeigu net laisvamanių laikraštis turi teisę pasisakyti. Taigi turiu klausimą valdžiai. Kaip manote, ar tie, kurie neturi priėmę Krikšto sakramento, iš vis turi teisę mokytis universitete? Valdžia tai mes, ne valdžia tai aš turėtų. Kiek aš atsimenu, nuo caro Maro laikų, ir tada, kai spauda buvo uždrausta, ir tada, kai mes buvom studentai, ir tada, kai jūs buvot studentai, visi čia būna krikštijami pirmam kurse. Jeigu jūsų nepakrikštijo, dar laikas yra tą padaryti. Galiu individualiai aš. 10 rykščių ir būsit pakrikštytas. Atstovauju lietuvių literatūros žurnalą Vaivorykštė. Čia skelbiama įvairių talentingų lietuvių kūrybą. Bendradarbiaujame vien tik su žymiais rašytojais ir poetais vyrais. Baliu Sruoga, Maironiu, Vincu Mykolaičiu Putinu. Mūsų rate tik vienintelė moteris Marija Šveikauskaitė Klevinskienė, prozininkė bei tautinio atgimimo dalyvė. Klausimas bibliotekai. Kaip manote, kada padaugės rašančių ir norinčių pasireikšti, skelbti savo kūrybą moterų? Manau, kad jau auga šitą kartą. Baigsit ir rašysit. Aš atstovauju jaunimo žurnalą Draugas. Mūsų leidinys yra revoliucinis. Mes kviečiame visus kovoti socialinės lygybės, teisės, tačiau mes patys nežinom, ar jas turim, ar jos egzistuoja. Ar galėtume, pavyzdžiui, mūsų fakulteto kieme įrengti žaidimų aikštelę? Ar mūsų neišmestų štai? Klausimas Pakalinškieniai. Kadangi pas mus drožėjas ir statybininkas yra dekanas Balsys, tai reiktų paklausti, ar jis padarytum tas supynės iš drožtų. O dėl darželio tikrai pritariu, mėly atstovai ir mielos atstovės, kurios atstovaujate labai įvairiems laikraščiams, žurnalams, labai gražiems. Reikia su naudininku sakyti, atstovauti kam. Tai manau, kad labai reikia.
nes kaip matau iš labai gražaus šito jaunimo ir vienos lyties ir kitos, dvi lytis turime Lietuvoje, man atrodo, vyrus ir moteris, tai jie gali jums prireikti to darželio, kai reikės palikti vaiką, o patiems eiti paskaitas. Tai jums atrodo, ar iš tikrųjų yra dvi lytis? Iš tikrųjų yra dvi lytis. Ačiū už jūsų atsakymą. Taip, tai nusikelkime į 1910 metus, kada moterys skalbia kojines yra labai stipriai nuvertinamos ir bus klausimas Algirdui Giedraičiui. Kadangi esu mėnesinio moterų žurnalo Lietuvaitė atstovė, su kolega Jonu Mačiuliu, kuris jums geriau žinomas Maironio vardu, svarstome, ar niekada negalvojote tapti pirmąją organizaciją suteikusią balsavimo teisę moterims. Nu, aš kaip vadybininkas tai aš. Viską žiūriu paprasčiau. Savo paskaitose užduodu klausimą dažnai, kas yra misija. Studentams tai būna labai sudėtingas klausimas. Tai aš tada supaprastinu. O kokia misija yra moterų, merginų šiam, sakysim, margam pasaulyje? Tai atsakymų negaunu, kurį aš turiu girdėti. Tai yra puošti pasaulį. Moteris tai yra grožis, moteris tai yra maistas, moteris tai yra šiluma, tai yra viskas moteryje. O misija vyrų garantuoti moterims tą gyvenimą, saugumą ir laimę. Jeigu aš teisingai atsakiau. Tai aš atstovauju pažangiam nepartijiniam tautinės kultūros laikraščiui Viltis. Na, mes įprastai rašome politikos, literatūros, kultūros temomis. Ir šį kartą irgi paklausiu panašomis temomis, nes mano klausimai bus susijęs su kalbos politika universitete. Tai pirmiausia klausimas dekanui, kaip jūsų universitetas prisideda arba žada prisidėti prie šitų tamsuolių kaimuose švietimo, kad jie netaptų nutautėliais, nes neišsilavinusi visuomenė yra labai lengvai paveikiama propagandos. Ką jūs žadate daryti? Aš kai pamatau kokį nors neapsišvietusi kaimietį, nueinu ir padegu tyliai jo tvartą. Ir iš karto pasidaro mūsų kaime šviesiau ženkliai. Bet nežinau, ar tai labai padėtų žmonių protus apšviesti. Kaip nors, ar nėra kitokių būdų be jūsų įvardinta? Anksčiau buvo toks įrankis naudojamas kuolų įkalti į žemę, kuvalda vadinosi jisai, medinė. Tai duodi į kaktą irgi labai šviesu pasidaro kurį laiką. Tai čia antras būdas toks labai patikimas. O pavyzdžiui, nepagalvojate apie savo studentų, pedagogų siuntimą į kaimo vietovės? Tai kad aš ir vienas susitvarkau. Bet mes matome, kad žmonės dar tamsus yra, gal reikia pagalbos jums? Gerai, iš tikrųjų, jeigu rimtai šitą klausimą kalbėti, nei mokslo, nei šviesos, nei žinių niekada nebus per daug. Kuo tamsesnis yra pakraštys arba kraštas, tuo jį lengviau, kaip žinote, yra valdyti. Visais laikais to ir buvo siekiama, kad kuo žmogus būtų mažiau išmanantis, ko nors mažiau žinantis, mažiau raštingas, tai tuo paprasčiau su juo yra susitvarkyti. Pasakė beveik ir šventa, dėl to, kad jis neturi kur pasitikrinti. Ir šiandien dėja, kad ir raštingi žmonės ir mokstantys skaityti, labai dažnai vis tik turi didelių problemų pasirinkti, o kur yra ta tiesa, dėl to, kad informacijos ir dezinformacijos rautai yra tolygiai milžiniški. Tai vėlgi, vadinasi, mes turime iš naujo mokytis. Dabar dirbtinis intelektas prideda visų šitų problemų. Vadinasi, vėl mes turime mokytis ir taip be galo. O tai ką universitetas darys? Jūsų konkrečiai ką? Kaip nors stengsis ar nusispjausi į kaimus? Koks įkyrus žurnalistas, ne? Žiauriai įkyrus. Ar negalėtumėt jį jau, kaip sakant, su ta kuvalda apšviesti patį? Universiteto misija tai tokia ir yra. Tik štai klausimas, kiek patys jauni žmonės yra suinteresuoti ir nori to šviesos nešti į atokesnes kaimo arba miestelio vietovės. Kažkodėl visi tai grūdasi į Vilnių, dar į Kauną, dar iš bėdos į Klaipėdą. O visur kitur jau reikia varyti su šautuvu.
Tai jeigu būtų mano valia, jeigu kai aš kandidatuosiu kitą kadenciją į prezidentus Lietuvos, tai aš aiškiai turėsiu programinę labai aiškę nuostatą, tai yra grįšim prie geros senos tvarkos, kada baigęs universitetą gauni paskyrimą ir važiuoji į tą vietą 3 metus padirbėti, nes valstybė už tave mokėjo už tavo studijas, už tavo įsilavinimą. Tai turi valstybė ir žmonėje atidirbti. Jeigu patys sąmoningai nerandam būdų, vadinasi, reikia imtis tam tikrų priemonių. Na, kaip visi žinome, tik visai neseniai prieš keletą metų atgavome po ilgų dešimtmečių priespaudos savo lietuvišką žodį. Ir tampa akivaizdu, jog turime jį branginti, saugoti, nes tai yra mūsų nuostabioji kalba, nors aš matau, kad net ir universiteto bendruomenė ne visi supranta svarbą lietuvių kalbos. Iš esmės kalbu apie svetimų kalbų žodžių vartojimą. Tai, ar jūsų nuomonė nereikėtų svarstyti apie tam tikras sankcijas, bent jau universiteto aplinkoje, tiems studentam, kurie netaisyklingai kalba? Labai ačiū už klausimą. Visų pirma, tame klausime yra atsakymas, kad lietuvių kalba nėra mužikų kalba ir gal verta būtų ją kalbėti, rašyti irgi komunikuoti, bendrauti. Mes lietuvių filologiją turime areštą, pavyzdžiui, ką tik iš arešto išėjo 1 kurso lituanistės, nes mes 1,5 valandos kirčiavome. Kas gali būti baisiau? Ačiū. Dabar prašytume visų jūsų po 2 sakinius skirkite lietuvių kalbai. Šiandien 120 metų, kai atgavom laisvę būtent lietuviškam žodžiui. Gyva kalba yra, kol mes ją kalbame ir rašome. Taškas. Tai kalbėkime ir rašykime. Taškas. Nežinau, ar yra kas nors maloniau, kaip kalbėti savo kalbą su savo draugais, tėvais, vaikais, anūkais, mylimaisiais. Taškas. Kalbų norėčiau mokėti daugiau, šiek tiek moku, labai džiaugiuosi galėdama Latvijoje latviškai pakalbėti, arba su romėnais lotyniškai, arba su senovės graikais, į Atėnus, kai nuvažiuoju, irgi tą senąją kalbą. Kalbų reikia mokėti būtinai, bet savąją mylėti labiausiai. Taškas. 2 sakinius. Tai vieną liūdną pasakysiu, ta prasme, kad visą laiką atsiprašau studentų, kad neturiu pasiūlyti lietuvių kalba vadybinių knygų. Jos jau yra gana senos. Trūksta vadybinių knygų tikrai. Siūlau angliškas, nes jos yra įvairesnės, daugiau priimtinesnės, išaiškintos, daugiau išanalizuotos. Lietuviškų jau atsiranda badas. Tikrai taip. O džiaugsmingą sakinį pasakysiu tiek, man labai malonu yra nuvykti. Dabar buvau Vengrijoje, buvau Prancūzijoje ir taip toliau ir pasakyti, kad lietuvių kalba jau yra matuojama 5000 metų. Galima rasti archaiškų tų žodžių iš 5000 metų senumo. Ir toks pasididžiavimas vidinis, toks fainas, visą laiką tą pakartoti ir net parodyti, kaip jie vystėsi, keitėsi, nors esu vadybininkas. Lietuvių kalba yra mūsų laisvė ir mūsų turbūt laisvė šauklys. Taškas. Todėl aš manau ir labai tikiuosi, kad daugiau negu 120 metų plus šita kalba ir toliau bus laisvė šaukliu. Taškas. Aš už lietuvišką kalbą, už lietuvišką raštą, už literatūrinę kalbą ir visus lietuviškus dialektus. Čia buvo studentų langas. Ačiū už dėmesį.